Sveiki. Esu Dubajuj, atostogas. Faina. Gruodžio 2-3 dalyvavau Mega Summit event seminare, o šiandien yra ketvirtadienis, savaitė artėja pabaiga ir laikas apžvelgti, kol dar neužsimiršo, nes po seminarą buvo šviežia, tačiau nesuradau tam laiko, o dabar laiko yra ir kol dar neužsimiršo, reikia įvardinti. Tai pirmas video buvo apie tai, kad labai svarbu, viskas yra svarbu, su kuo mes kontaktuojame. Tai sakykime, mūsų realybė, su kuo sąveikauja. Tai mintis, kurios atsiranda, susiformuojasi mūsų viduje. Pojūčiai, sakykime, irgi, nes mes galime pojūčius keisti. Tarkim, jūs jaučiatės blogai, tai pakeisti, kad į gerą pojūtį. Tai o šitas video yra apie dalyką, kurį supratau galutinai, kad tai yra svarbu, ir gavau patvirtinimą iš kitų žmonių, kad tai yra reikalinga ir tai tikrai yra tai, kas reikia, kai jaustis pilnavertišku ir galinčių pasiekti vis aukštesnius tikslus. Tai yra gratitude. Padėka, pasitenkinimas tuo, ką turi. Ir kaip pavyzdys, jeigu tau nesiseka ar nesakykime, tai tu ir nedėkoji už tai nieko. Tai esmė tokia, kad reikia būti dėkingam. Reikia būti dėkingam už tai, ką turi, nes kartais mes esame puikus, bet nesame patenkinti. Taip, mes kažkokių turime trūkumų, visi kažkokius turi trūkumus, vieni vienos dalies, kiti kitos dalies, ir mes jaučiamės nepilnavertiški, bet iš tikrųjų mes turime užtektinai, kad galėtumėme gerai jaustis ir būti dėkingiems už tai, ką turim. Tai gratitude, padėka ir kartojimas nuolatos, išreiškimas tos padėkos. Tai yra labai svarbu. Ir reikia dėkoti visatai, Dievui, ar tiesiog sau, kad už tai, ką turi, kad esi dėkingas už dieną, už gyvenimą, už žmonės, kurie tave supa, už pamokas. Tai plačiau galime pasižiūrėti, kokias praktikas, kaip daryti. Visiems sėkmės. Gratitude.